mūsų didelis pakankamai būrys, dar kiek žinau, mokinukai skuba. Tai noriu pasveikinti jūs šią gražią popietę. Na, pavasaris dar vis kovoja su žiema, bet saulė jau visgi savo įtakos daro, kur kas įtaką daro tai žiemai ir tikimės, kad tas pavasaris ateis. Na, o kartu su pavasariu mes pradedame labai tokį gražų turbūt renginių ciklą. Ypatingai šiemet mums svarbu, kadangi Elektrėnai ir mūsų biblioteka, yra miestas ir savivaldybė švenčia gražius jubiliejus ir ypatingai svarbu, kai pas mus svečiuojasi mūsų kraštiečiai, savi žmonės, kaip aš linkusi sakyti, ir visada gerbiama Rimvyda, smagu matyti Lietuvos įvairiose erdvėse. Didžiuojamės, džiaugiamės, bet ypatingai smagu sulaukti jo namuose. Ir noriu pasidžiaugti, kad mūsų bendravimas, mūsų bibliotekos bendravimas visada būna labai nuoširdus, betarpiškas. Tai ačiū Jums už tai ir labai malonu visada Jūs sutikti čia. Tai ačiū Jums, ačiū Jums. Labas vakaras, mielieji. Tai kaip jau ir iš pristatymo supratot ir turbūt ir šiaip žinojot, kad aš esu vienas iš jūsų, Elektrėnuose gimęs, Elektrėnuose augęs. Ir šita biblioteka mane augino, ir tavo užstadiono mokykla mane augino, ir visos šitos gatvės, visi šitie medžiai, jie mane dar mena. Ir šitą knygoje vienas eilėraštis yra Medžiai mane atsimena, tai tie medžiai yra Elektrėnų medžiai. Atvažiavau su nauja knyga, ji vadinasi Kartais sninga juodai ir iš karto pasakysiu, tai yra liūdna knyga. Turėjau turbūt sunkiausius ir liūdniausius metus per visą savo gyvenimą. Per metus laiko truputį daugiau negu metus palaidojau ir savo tėtį, ir savo brolį, ir savo mamą. Visą šeimą, kurioje augau, tai net kaip pasakėt, džiugu sulaukti namuose, net žinokit, dilgtelėjo į širdį, nes kaip jau ir nebėra tų namų. Nes kas yra namai? Namai yra tie brangiausi žmonės, kurie laukia. Knyga yra, kaip niekad joje daug Elektrėnų. Nes per tas visas juodasias savo akimirkas, tai nori, nenori, tai reiškia ir sugrįžimą, nes kai iškeliavo tėtis, aš atvažiavau pas mamą, pagyvenau, kad jai truputį būtų, linksmiau čia žodis netinka, bet truputėlį šviesiau, stipriau. Tai aš pagyvenau gimtuosiuose namuose, tai turėjau progą vėl apeiti visas savo mėgstamiausias Elektrėnų vietas. Jūs, kai čia gyvenat, turbūt nepastebit, kaip smarkiai tie Elektrėnai pasikeitę yra, o aš kai būnu čia ne kasdien, ir ypač ne kasdien pereinu per visą miestą, tai brač kaip stipriai pasikeitęs miestas. Vat Aivaras Veiknys, poetas, čia salėje sėdi, tai jis mane prasiveda, parodo, čia dabar tas, o viskas buvo kitaip. Ir mano atminty Elektrėnai visiškai, panašus, bet daug kas labai pasikeitė. Ir aš nežinau, ar jums jau sakiau, kad vienas iš mano tokių sunkių sapnų yra sapnas, kad aš atvažiuoju į Elektrėnus, vaikštau gatvėm ir nerandu, kur mano gimtieji namai, nes viskas atrodo lyg ir pažįstama, bet viskas pasikeitė, namai kitaip, viskas kitaip. Ir aš klaidžioju po miestą ir neatrandu. Tai toks yra. Ir žinot, kai pasivaikščiojau po tos Elektrėnus, paskui ir kai mama sirgo,
gulėjo ligoninėje, aš tuščiuose namuose pagyvenau šiek tiek vienas. Po daugel metų vėl grįžti į tos gimtuosius namus ir irgi atrodo viskas tarsi taip pat, bet viskas tarsi mažesnių gabaritų. Man ir ta vonia atrodė didesnė, ir virtuvė atrodė didesnė. Pats mažas buvau, už tai taip ir atrodė. Ir dabar atrodo viskas taip pat tik sumažinta. Ir tie daiktai, ir pamatai kažką dar iš savo vaikystės, žinokit, graudulys širdį užgula. Nu, paprasčiausi dalykai, šakutės, puodukai, kėdės. Atrodo, Dieve mano, visa tai buvo, o kur aš buvau? Aš gyvenau be to. Ir kartu, kad nebūtų vien apie liūdesį, tai aš kažkaip ir išmeditavau dar kartą tas visas vietas, institucijas, kurios mane ugdė, kurių dėka aš toks, koks esu šiandien. Tai ir mokykla, ir Kietaviškių bažnyčia. Elektrėnai tuo metu dar neturėjo savos bažnyčios, mūsų parapija buvo Kietaviškės, tai ten pirmos komunijos priėjau. Ir dabar, kai užsakinėjau mišias už savo mirusius, monsinjoras Sabaliauskas, nematytas mano bažnyčiai, su tokiu priekaištu, sakau, matytas, sakau, klebonė, sakau, tik jūsų plaukai buvo tuo metu juodi kaip varnas, sakau, o dabar balti kaip sniegas, sakau, išvažiavau studijuoti ir nebegrįžau, tada jau kitaip, jau tada atsileido širdis, nes matyt galvoja, kad gyvenu Elektrėnuose, bet į bažnyčią neužeinu. Toks bandė būti griežtas. Ir biblioteka tame dalyvauja, tik biblioteka dar buvo ne šitam pastate, o ten prie dabartinės Maksimos, kur buvo taisykla technikos. Kas ten dabar, kaži, toj vietoj, kur buvo biblioteka, pasakykit. Nežinau, kur pačio tarp bendrabučio ten, jeigu ten Rūgos gatvėje. Rūgos gatvėje tai jau vėliau, bet pradžiai čia va prie pačiam centre, prie pašto. Ai, dabar ten paštas. Va, baldų parduotuvė, o mano buvo biblioteka. Ten aš pirmą kartą atėjau, atradau skaitymą, atradau knygas. Va. Ką dar pasakyti apie knygą? Va, pasakiau apie jos turinį, kad tai yra vis dėlto mano duoklė Elektrėnams. Visose mano knygose buvo gimtojo miesto, bet šitoj ypatingai daug, koncentruotai daug. Aš paskui paskaitysiu eilėraščių, atpažinsit turbūt kai kurias vietas. Pati knyga išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos. Knyga, aš esu visiškai patenkintas, viršelį sugalvojau pats iš tikrųjų. Čia, jeigu matot, yra tokios bebaigiančios gesti žarijos. Nes kai knyga vadinasi Kartais sninga juodai, tai turbūt kvailiausias sprendimas būtų snaiges nupiešti sniegą. Tai aš galvoju, ne, tik tai to nereikia. O tai ko reikia, sako. Sakau, tegu būna žarijos virstančios pelenais, nes pats tas pavadinimas Kartais sninga juodai, tai jame dvi prasmės. Čia, kai žinot, ta kasdieninė gatvinė kalba, nusninga tai juodai, tai supras, kad smarkiai, bet ir spalva čia turima omeny, nes ką jau minėjau apie savo sunkiausius metus, tai tas juodas sniegas, taip pat jūs suprantat, tai yra dideli pergyvenimai. Yra eilėrašty viena tokia rimtesnė, ne klaida, bet toks pražiūrėjimas. Viename eilėraštyje, kuris vadinasi Paklaidos, jis yra 82 puslapį. Patikrinkit. Jame trūksta
trūksta brūkšniukų. Čia yra visur tiesioginė kalba. Šitame eilėraštyje anūkas kalbasi su savo jau mirusiu seneliu. Ir iš ten ir paklaidos. Tai čia turėtų būti, žinot, kaip tiesioginiai kalboje būna brūkšniukas, 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 kai vienas kalba, kitas kalba. Jie tekste visą laiką buvo, bet maketuojant knygą kažkur prapuolė. Ir aš vyriausiam leidyklos redaktoriui Sauliui Repečkai dar sakau, tik sužiūrėk, kad tie brūkšniukai atsirastų. Nesakau, prapuolė kažkur maketuojant. Jis sako, gerai, gerai. Ir neatsirado. Jis, matot, irgi savo mamą palaidojo, tai truputėlį tas pergyvenimas, jis toks plaukiojantis dabar yra ir matyt pamiršo pasakyti, kad dingo. Bet aš daviau skaityti žmonėms, kurie nežino apie tą tiesioginę kalbą ir jie perskaitė ir sako, jokio kažkokio tokio nesupratimo nesuteikia tie brūkšniukų nebuvimai, kad galima jį skaityti ir kaip monologą. Bet dėl šventos ramybės pasakau, kaip turėjo būti ir kaip atsitiko. Daugiau kažkokių didesnių klaidų neradau, ten gal kokia kablelio kokio trūksta. Vietoj fechtuotis parašyta fektuotis vienoje vietoje, bet tai čia, žinot, gal net tai yra ir mano klaida, gal tiesiog užrašiau. Dabar paskaitysiu keletą eilėraščių iš tos knygos. Pradėsiu nuo savo pačios pradžios pradėsiu. Eilėraštis vadinosi 1973. Tai yra tie metai, kai aš išvydau šį pasaulį. Ir gimiau aš sausio 7 dieną. Ir mama sakė, kad nepaisant to, kad sausis 7 diena, tą dieną žaibavo, griaudėjo ir lyjo. Kas ypač anais laikais, dabar tai jau pasitaiko žiemą tokių dalykų, bet anais laikais, kai būdavo rimtos rūsčios žiemos, pusnys didžiulės, tai tokių dalykų būdavo mažai ir žaibavo. Ir mano mama, nežinau, ar čia jinai pati sukūrė tą legendą, o gal taip ir buvo, tai man dar gražiau, kad sakė, aš gimiau kartu su žaibo kirčiu į žemę ir kad pribuvėja mane paėmus ant rankų, pasakė, garsus žmogus gimė. Tai mano mamai honoras buvo, aišku, koks čia garsus Lietuvoje tik Arvydas Sabonis, daugiau garsų nėra. Bet vis tiek poetui, aš manau, tokia pradžios legenda yra visai gražu. Taigi, 1973. Pasaulyje vis tęsiasi šaltasis karas, krikštatėviui gausybę Oskarų paskyrė, Chanel madų saloną atidarė, kažkur Provanso Alpėse Pikasas mirė, stotis Skylab į kosmosą nuskriejo, ties semiotiniais kvadratais Greimas triūsė, akimirksniu Pink Floydai išgarsėjo, išleidę tamsiąją mėnulio pusę. Ta diena Lietuvoje beveik nevyko nieko, nebent ilgaplaukius milicininkai vaikės. Žaibavo, lyjo ir korijo sniegas, tekėjo upės ir stovėjo laikas, priimamajam televizorius tarškėjo, filmukas klausė, kas pasakė miau, griaustinis trankėsi, langan smūgiavo vėjas ir sukirčiuotas žaibo aš gimiau. Eilėraštis vadinasi Suskleidžiant skėtį. Buvo laikas, pro miglą akmenų, kai mums Dievas pasaulius tvėrė, laužėm duoną, žodžius ir akmenis, grožį painiodavom su gėriu, Dievas tvėrė, o mes gyvenome,
kūnų trauką vadinom ilgesiu, posmų vynas tekėjo venomis, krito žvaigždės ir norai pildėsi. Viens kitu tamsoje pasišvietę, bučiniais už elektrą mokėjome. Nerūpėjo ieškot savo vietos, tik su fėjomis suktis vėjyje. Vėjas liko, o laikas baigėsi. Vyzdį rudenys rėdė rūdimis, debesy rąžės žaibo daigas, o draugai jau tik gėrė ir žudėsi. Atmintis, štai ir visas kraitis, graudžiai šypsosi sostas sėdintis. Toks ruduo, kad nėra kur eiti, toks ruduo, kad nėra ko gėdytis. Vangiai brėkšta, vien tvano trokšta, upės dugnas brendas į krantą, o manųjų bažnyčių bokštai jau tik gelsta ir jau tik krenta. Eilėraštis vadinasi Po ir parašytas jis po tėčio mirties, po tėčio laidotuvių. Kiekvieną naktį rašau, kiekvieną rytą viską ištrinu, lyg tas prakeiktųjų laivas iš Haufo pasakos, kas ryt po pasiutusio plaukimo, po pasiutusio vėjo, ką tik sprogdinusio bures, vėl ir vėl aptinku save toje pačioje vietoje, bežiūrintį į padėrusių savo akių atspindį, atmuštą lakuotame stalo paviršiuje. Ak, įstrigau ties tėčio karstu, kiekvieną naktį išsikasu, kiekvieną rytą vėl palaidoju. O juk reikėtų verčiau gyvą jį prisiminti, kaip valgėm kartu ant samanų pasitiesę laikraštį, juokėmės šauniai pliaukšėdami savo per šlaunis ir žandus, mušdami uodus, siurbiančius bendrą mūsų kraują. Prisiminti jį niršusį, kad nepavyko išmokyti manęs šienauti, dedantį visus kairiarankius į šuns dienas, esą kas jie per žmonės, jei net įprasti dalgiai jiems netinkantys, arba kaip lygi dugno mynė pedalą, nenumesdamas greičio net posūkiuose, iš miško gabendamas mane į ligoninę, suleisti priešnuodžio nuo marguolės įkandimo. Neįtikėtina, kad visa tai iš tos pačios vis dar besitęsiančios istorijos. Negi anuomet tikrai dar būta tokių neįkyrių uodų, patogių dalgių, tokių nenuodingų gyvačių nuodų, nuosekliai čiurlenančio laiko, žiemų kupinų, sklidinų vasarų. Rašau perskilęs dangus, ištrinu. Rašau savo uodegą gaudantį sąmonę, ištrinu. Rašau tarpusavyje nebendraujantys smegenų pusrutuliai, ištrinu. Vaikštau pirmyn atgal, žodinės išraiškos neturinčią, negrįžtamumą ženklinančią ribą, nelyg tarp dangoraižių ištiestų lynų. Visai kaip reklamose. Iki ir po, iki ir po, iki ir po. Čia pasaulis, o čia pasaulis nustojęs kviesti. Čia pasaulis, o čia pasaulis numetęs svorio. Čia pasaulis, o čia pasaulis numetęs prasmės. Biuletenio uždarimas. Šito aiškinti niekam nereikia, visi žinom apie ką tai. Beveik jau sveikas, ačiū, kad taip dažnai teiraujas. Jei ir imu į širdį, tai jau nebegiliai, jau nebevirpa rankos, neužputoja kraujas,
už kojų nebestvarsto neman tiesti keliai, sugrįžt beveik išmokau iš daugtaškio į tašką, save susidėlioti į sakinius sklandžius ir neklausyt, kaip paukščiai per naktį po tamsą blaškos, kaip klykia atsitrenkia į sienas ir medžius. Nors Dievas kantriai tyli, o kipšas kantriai kužda, beveik nebesapnuoju, net jei ir užmiegu. Ir vis jaukiau per kūną nubėga šiurpos skruzdės ir vis ramiau pabeldžia langan delčia ragu. Vis tobuliau pavyksta nereaguoti į vardą, kuriuo mane vis kviečia bedugniai į svečius. Tyliau srovena laikas, vanduo greičiau užverda, dažniau vaizdai sugrįžta į rėmelius tuščius. Grakščiais varvekliais stingsta prisiminimų vaškas, paliaubų prašo guolis pavargusiu balsu. Tik paukščiai prakeiktieji vis blaškos, 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 nors už langų seniai jau turėtų būti šviesu. Eilėraštis vadinasi Inkliuzas. Aš beje palaidojau ne tik tai savo tėvus, bet ir savo suolo draugą. Toks buvo Saulius Liužinas, pravardę Pelė. Atsimenat? Tai irgi jau amžinatilsį, tai galima sakyti, kad šitas toks eilėraštis yra jam. Jis sako, išeik į kiemą, kol švilpia pūgų karietos, kol laikrodžiai rodo žiemą, kol džiaugsmas neranda vietos. O ko taip liūdnai šypsaisi? Todėl, kad pro šalį snigo, kad viskas nelyg kadaise, jau kartą skaitytoj knygoj, kartojamas šitas gruodo, gaurais nugurgždėjęs laikas, pasvirus delčia virš sodo, šią tamsą jau kartą raikė. Nors viskas atrodo tikra, bičiuliai, namai, vaikystė, įšalęs į lango stiklą, dangus įpusėjęs švisti. Deja jau žinau, kuo baigės. Mačiau, kaip šį sodą kirto, kaip tirpo mėnuliai, snaigės, kaip miestelis virto. Namai jau ir tie išėję, dangus jau ir tas nelaukia. Lyg vilkas risnoja vėjas po baltą ir tuščią lauką. Raminkis, nėra kur grįžti, o tai, ką regi, tik sniegas, inkliuzas naivios vaikystės, bet visgi gerai, kad lieka, kas iškirsta sodą saugo, kur glaudžias vaikystės žiemos ir skambina miręs draugas ir sako, išeik į kiemą. Tai tas sodas minimas eilėrašty, tai sodas už mano langų. Aš užaugau Šviesos 11-5 ir ten buvo tokie sulaukėję sodai, kai ten buvo vaikų rojus iš tikrųjų. Buvo mūsų prerija, dūkdavom ten. Atsėdė mano vaikystės draugas Andrius Prankevičius. Tai mes su juo ko tik nesam pridarę vaikystėje, netgi su čiužiniais plaukę į ežero salą. Ir jo tėtis valtimi mus pasitiko ir Andrius turbūt negavo lupti, aš gavau lupti už tą mūsų kelionę. Nes perskaitėm Tomą Sojerį ir galvojom, jeigu jom galima, tai kodėl mums negalima pabėgti į salą, gyventi laukinį gyvenimą, medžioti paukščius, kepti ant laužo. Jis apskritai, Andrius, buvo pilnas idėjų, kažkaip gerai, žinai, Andriu, ačiū tau, gal dėl to aš poetas, kad su tavim draugavau. Nes tikrai tu tos poezijos pilnas buvai žaidimuose, tai kas, kad nerašei. Mes ir
dar dabar yra tas vadinamasis tolimasis miškas, eidavom laužiuko, kuriam neždavomės bulvių, kept pelenuose, mėsą susivyniodavom į tokį blizgutį, kad lengviau iškept, arbatos pasidarydavom, žaisdavom, kad mes indienai. Graži vaikystė buvo ir tie laukiniai sodai irgi dalyvavo, ten labai faina buvo ir karstytis po medžius, ir mergaitėms iš pienių pinti vainikus, mums lakstyti, kautis, žaisti gaudynių, slėpynių, ko tik nebuvo toj vaikystėje. Tai va, paskui tą sodą iškirto, man jie labai gaila. Dabar padarė parku, ten krūmeliai, retas jisai toks dabar. Eilėraštis vadinasi Raktas nuo niekur. Tai čia, kai minėjau, kad tuščiuose namuose tėtė miręs, brolis miręs, mama ligoniniai, aš vienas savo vaikystės bute. Tai kas iš jūsų gyvenate kitur, negimtuose savo namuose, tai turėtumėt suprasti šitą eilėraštį. Raktas nuo niekur. Kai iš čia išėjai, pripažink, daugel metų bijojai pareiti. Ne dėl to, kad baugintų tamsa, ar tamsa apsimetę pavojai. Tu tiesiog nenorėjai klausyti, ką į sąžinę kalba daiktai tau. Apie tai, kad čia tavo namai, o tu šito lig šiol nežinojai. Apie saulę pro langus vidun ir varlių palaimingą kurkimą. Apie laikrodžius prisuktus nakčiai, kad rytą rytojui sukurtų. Apie vaikišką dievą lig šiol virš tavosios tikrovės parimusį. Apie amžiams sustojusį laiką, prakvipusį kmynais ir burtais. Įeini ir prauga tave ūgio atžymos blunkančiais taktais. Sukas švytinčios dulkės ir regis, prieš mirksničiai judesio būta. Vis dar tinka, įslysta tavin ir skausmingai pasisuka raktas. Ir nušniokščia kriokliais tie laikai, tie balsai tos kalėdų eglutės. Šypsos akys iš nuotraukų tarsi visai nevėluotum į šventę. Lyg nebūtum išdavęs nei jų, nei užmirti stipresnio laukimo. Šio vienintelio tikro pasaulio, kur meilės ir kraujo sroventa, bet vis tiek, ko besiektų ranka, tik saviplaka, žodžiai ir rimai. Čia tas minimos tos varlės, tai iš tikrųjų mano nuolatinis vaikystės garsas už mano langų, prūdas taip vadinamas. Ir dabar jis, aišku, jau neturi švendrių, jis toks suapvalintas, tada jis buvo toks laukiniškesnis, jis buvo pilnas varlių ir vaikui, paskui ir jaunuoliui, aš atsimenu net ir prieš baigiamuosius, mokaisi, bijai tų egzaminų, ryte pabundi, balkonas atidarytas, užuolaida į vidų vėjas plevena. Ir varlės kurkia, ir galvoju, čia rojus. Eilėraštis vadinasi Šiurpė. Šiurpė, jeigu kas nežinot, tai yra tokia lietuvių liaudies tautosakos dalis, tai vaikų baisūs pasakojimai prie laužo, arba šitie nebūtinai prie laužo, vieni kitiems baisūs pasakojimai siekiant vieni kitus įgazdinti. Tai jeigu atsimenat iš savo vaikystės buvo juodoji ranka, ten tokių visokių, arba ten mergaitė prie kapinių susistabdo taksi ir ant jos suknelės kavos dėmė ir paaiškėja, kad ta dėmė jau atsiradusi po mirties, jinai, ten tokių visokių baisių dalykų. Tai čia kitokia šiurpė, iš tikrųjų jinai neišsigalvota. Čia irgi veiksmas vyksta po tėčio mirties, kai mes su broliu sėdim virtuvėj, tuo metu dar gyvu broliu, sėdim tą tokią gana juodą ir žiaurią akimirką. Šiurpė.
Kaip taip galėjo nutikti, kad ir vėl sėdime vienas prieš kitą, sutemusioje virtuvėje, ant girgždančių taburečių, lygiai kaip ir tą naktį vaikystėje, sniegui prarijus visus kelius, žadėjusius parvest mūsų tėvus namo. Vėl esame tik vaikai, vieni palikti namuose. Du vaikai, nepasiekiantys degtukų, durų akutės, elektros jungiklių. Kaip ir anuomet kalbamės pašnabždom, iš pagarbos tamsai ir pūgai, ne mūsų žibinto šviesai, ant mūsų sienų šokdinančiai nukankinto obels siluetą. Iš pagarbos galintiems įeiti per užrakintas duris, galintiems iš arti alsuoti į stiklą, rūsčiai žiūrėti vidun, net ir pro antrojo aukšto langus. Baimė? Na taip, tada bijojom gerokai labiau, bet po teisybei mums paprasčiausiai patiko bijoti. Anuomet pamėklės ateidavo tik iš tautosakos, dabargi iš kur kas mažiau mistiškų, iš kur kas nejaukesnių negyvenviečių. Sėlinom juodais koridoriais, su atkištais prožektoriais rankose, fektuodamiesi su savo pačių šešėliais. Strimgalviais parlėkėm iš paties baisiausio didžiojo kambario, su išsišiepusia kiniška rožė, palinkusia šuoliui virš mūsų nuo pat lubų. Palaužtais balsais viens kitą tikinom, kad prieš išbėgdami pačiu akies krašteliu spėjom pamatyti šitą užginto. Deja, neturim teisės pasakoti. Deja, privalom sėdėti prisisėmę burnas vandens. Antraip viskas baigsis bloguoju. Antraip mums abiem po lygiai, abiem mums labai skaudės. Paryčiais užmigom su rūbais, sutarė, kad iš tiesų jokių pamėglių nėra, kad viską prasimanėme dėl įdomumo. Dabar galvoju, bet ar tikrai? Argi ne šitą akimirką anuomet būsim akies krašteliu užmatę? Antai sėdi tamsoj po daugelio metų, ant tų pačių taburečių, du pavargę, pražilę vaikai, tyli, prisisėmę burnas vandens, tarsi nebūtų veiduos parašyta, kad dabar po lygiai, kad dabar jiems abiem labai, labai skauda. Eilėraštis vadinasi Kietaviškių švenčiausios trejybės bažnyčia, ką jau ir minėjau. Mano laikais, kai Elektrėnai dar neturėjo savos bažnyčios, mano vaikystės bažnyčia buvo Kietaviškių bažnyčia ir ten įvyko tokių daug mažų stebuklų, kurie man irgi padėjo tapti tuo, ko tapau. Ten tuo metu kunigavo toks Petras Valatka, nuostabus kunigas, Sibiro kankinys, savai mylėjo vaikus, kažkaip man jis leisdavo, ką reiškia prisijaukinti bažnyčią. Daug kas ir šiais laikais sako, Dievo reik bijoti. O jis sakydavo, Dievo reik mylėti, jo nereik bijoti. Ir bažnyčiai nesijaus sukaustytam kaip nežinia ką. Jisai mane ir prie vargonų nusivedė, tas klebonas, leido paspandyti, paminti pedalus. Ir atsimenu, pakėlė tabernakulį atidaręs, sako, nori pamatyti, kur dievulis gyvena, mane už pažastų pakėlė į tabernakulį ir o ten toks nameliukas, sakau, o tai dievulis toks mažas, o kunigas sako, ne, sako, dievulis yra begalinis, bet sako, jisai neužima vietos, kaip šviesa, kaip meilė, jam nereikia daug vietos. Ir man to atsakymo po šiai dienai užtenka, gražus atsakymas. Ir prisiminsiu juokingą nutikimą, leido jis man ir klausykloje pasėdėti, ten kur kunigas nuodėmių klausosi. Aš į klausyklą įsėdau,
kunigas šypsosi, o mano mama amžinai atilsi už kunigo nugaros stovi ir man rodo taip, maždaug pareisi su man namo. Jai nesvarbu, kad kunigas leido, jinai reiškia geriau žino ir už kunigą, kas galima, o ko negalima daryti. Tai va, tokios va, vaikiškos patirtys ir tikrai toj bažnyčiai labai svarbu išmokti pasijusti kaip namuose, nes ten esi laukiamas, ten ne tai, kad kiti bijo, susikaustę, ar taip elgėsi, ar ne taip elgėsi, oi, pamiršau priklauk, dar kažką, nesvarbu, čia yra tavo namai, antrieji kiekvieno tikinčiojo namai. Ir ta Kietaviškių bažnyčia ir dabar po daugelio metų, kai nueinu, man toks graudus džiaugsmas, tokia graži nostalgija, apie tai eilėraštis. Kietaviškių švenčiausios trejybės bažnyčia. Viskas taip, kaip kadais palikau, nors tiek metų čia mano nebūta. Gal tik stogo skarda pakeista, kitas kunigas, įvestas šildymas. Tačiau klauptai tie patys ir spraga, vis taip pat gal tos pačios žvakutės, ir alsuoja vargonai, ir svirpia moterėlės balsais pritildytais. Į mane smalsiai žiūri berniukas, kaži ką sau po nosim niuniuodamas, kiek didokų rudu paltuku, lygiai tokį turėjau vaikystėje. Ir atrodo, žinau jo mintis, net galėčiau išvardinti jo nuodėmes, kurių man net šiek tiek pavydu, jos net Dievui sukeltų šypseną. Virš altoriaus pablukusiai freskoj Jėzus tęsia pamokslą iš valties, jau bylota ir tą dieną, kai mes prie pirmosios komunijos ėjome. Štai žiūriu į tuos žmonės ant kranto, į tą ranką dangun iškeltą, ir staiga ima reikšti tą patį – ilgesys, atmintis ir tikėjimas. Va tokia knyga, tokie eilėraščiai. Aš tik noriu dar pasakyti, kad čia salėje sėdi dar vienas labai geras elektrėnų poetas, Aivaras Veiknys, kuriam irgi dėkojau leidyklai, dėkojau redaktoriams ir jam noriu ačiū pasakyti, dėl to, kad Aivaras yra mano draugas ir gyvenime, ir poezijoje. Mes vos parašę viens kitam siunčiam eilėraščius ir iškart atsiliepiam, ir kritikos viens kitam susakom, ir pagiriam. Ir tai labai svarbu, tai iš tikrųjų didžiulė dovana yra turėti tokį draugą. Ir kitas iki, žinot, kartais, kai esi tam rašymo šišę, kartais gali parašyti kokią nors nesąmonę ir jos nepastebėti. Ir žvilgsnis iš šalies labai gerai mato. Aš atsimenu, čia aišku, ne Aivaro buvo pastebėta, Aido Marčėno, mano redaktoriaus. Aš rašiau apie kareivį, kuris Vietname sužeistas guli po akmeninę Budos statulą. Ir ten buvo tokia eilutė, kad tas kareivis bando savo milinės kutus susikišti į savo žaizdas, kad mažiau kraujuotų. Ir Marčėnas sako, Rimvi, čia juk Vietnamas, čia nesvietiškai karšta, o milinė yra kareivio žieminis drabužis. Ką jis veikia su miline Vietname? Ir o tuo metu nepastebi, tau atrodo gražu ir viskas. Ir pakeičiau. Kaip? Ne, čia man kažkas įsijungia. Supratau. Tai va, ir Aivaras man yra toks saugiklis. Ir dabar salėje turbūt dar nėra nei vieno žmogaus perskaičiusio šitą mano knygą, o Aivaras jau yra perskaitęs. Aivarai, ateik ant scenos, paskaityk kokį savo eilėraštį, pasakyk ką. Čia nežinau, ar laimė ir nelaimė yra iš anksto visada perskaityti Rimvydo eilėraščius, nes, išėjo knyga, jūs pasidžiaugsite, o aš kaip ir to džiaugsmo, džiaugiuosi, bet jau aš jau po knyginius eilėraščius, jau dar naujesnius esu skaitęs, tai va, o šiaip iš tikrųjų Rimvy džiaugiuosi.
džiaugiuosi, kad esi mano gyvenime. Bandžiau čia suskaičiuoti, prieš 18 metų Rimvydas atėjo, ištraukė mane iš statybų. Tai va, dirbom petys į petį žurnalistikoje, kažkaip ir gerai tą petį jausti, nes gyvenimas vis tiek jis yra sunkus. Tai yra nuolatinė kova ir turėti tokį draugą, su kuriuo ir pasijuokiam, ir pasitarėm, ir susipykstam dėl kokių karvių, pavyzdžiui. Nu jau susipyksam, ne? Po to susitaikom ir dar didesni draugai būnam, tai kažkaip gera tikrai, nes vienam tai labai sunku, kai kartais viskas slysta iš po kojų ir štai man ir šiandien labai gera jį matyti. Ir į Vilnių atvažiuoju, irgi gera matyti ir tiesiog daug prisiminimų, daug visko, žodžiu, per tuos 18 metų. Ką čia dar imti papasakoti? Pasakyk, kad gera knyga, nu. Neprisiverčia. Ne, knyga, tai čia ir taip viskas, aišku, kad vieną kartą, jo, čia galėjau šitoj knygoje iš tikrųjų būti du labai blogi eilėraščiai, jeigu ne aš, tai... Ne, iš tikrųjų, aš atsimenu, Rimvis man atsiuntė, sako, paskaityk ir tikrai atsiverčiau aš tos eilėraščius, labai retai tai įvyksta, aš gal išbraukavęs esu ten 4 turbūt, iš kiek knygų jau Rimvis parašęs, tai žinokit, iš tikrųjų atsiverčiau ir nesupratau, kažkokia klaida, nerimtis, jo ten, negali būti. Ir žinote, mes susitarę iš tikrųjų, kad, sakom, kaip yra, jeigu blogas eilėraštis, tai ir sakom, kad blogas eilėraštis. Ir sakom, o bet tai kai blogas eilėraštis reikia skambinti, tai, kaip čia dabar, tai vat paskambini, kaip gyveni Rimvi. Sako, neblogai, viskas gerai. Tai va, jeigu blogai eilėraščiai kažkaip nepatiko, žinau. Iš tikrųjų. Tai va, ir tada Rimvis, aš išbraukavau 2 eilėraščius, ačiū Dievui, kad čia nėra, ir po to atsirado vietoj jų 2 labai geri eilėraščiai. Tai va, ir Rimvis ir mane irgi kritikuoja, ta prasme, pasako, kad blogai, tai gerai, nuo to tik poezija geresnė. Nes, jeigu eilėraštis, tai net jeigu ir ne tavo eilėraštis, pasakius kažkokią pastabą, pakeitus žodį, eilutę, ten išmetus posmą, taps geresnis, tai čia vardan poezijos, tai gerai yra. Tai va, mes su Rimviu esam žodžio kariai tokie, petys į petį, ir aš tikiuosi 18 metų dar kokių, kiek Rimvi? A tiek mažai. 48, va. Kokius 48, va Rimviui tada bus 100, o man 90. Gerai, būsim suvaikėję, bet to tik smagiau. Aš beje vieną kartą esu dalyvavęs Bložės poezijos vakare, tai suvaikėjęs, bet jau tuo metu buvo toks, bet labai įdomus. Bet eilėraščius rašė gerus, net ir būdamas, žinokit, kur paradoksas gero poeto. Jau tikroviai, jau su angelais šnekas, o poezija nuostabi. Viens kitam netrukdo. Poezija visą laiką su angelais šnekas. Gal dėl to, gal teisingai sakot, yra tie dalykai, jie tiesiog tas pamišimas gali būti gražus ir poetinis. O gyvenime, kur reikia logikos, jis jau nelabai tinka, nes jis ten, pavyzdžiui, Ložė, pasakė, jis parašęs yra Harry Potterį, kad ta tik nusirašė nuo jo moteris. Gerai, Vytautai, gerai, jūs parašėt. Paskui, kad yra toks jaunas poetas Donatas Petrošius, tai Bložė sako, nėra jokio Petrošiaus, čia mano jaunystės slapyvardis. Tai va, jam tokie jau atsirasdavo, bet poezija buvo gera. Gerai, Aivarai, paskaityk.
Jo, aš paskaitysiu, Rimvis čia sakė, gal jeigu iškviesiu, tai paskaityk savo vieną. Aš galvau, ką čia tokio kartais sninga juodai, tai aš iš savo mamuto medžioklės pagalvau, kad labai tinka. Pirmą sniegą paskaitysiu. Ne, tai ne pirmą sniegą žemyn su lapais krenta. Naktį banda mamutų traukia skersai per plentą. Ne, ir visai nesklasti švintant namuos atšoka. Speigas galandas pigų kiemo berniūkščių juoka. Ne, tai ne jie kvatoja. Gandrą daržuos nudobę. Dusliai kastuvai dunksi, gilina šiukšlių duobę. Dega kovos vežimai, amžiams duobėn suvirtę. Čia net ir tau galiausiai šiąnakt išdegs numirti. Ne, neišdegs, meluoju. Slinkis arčiau prie laužo. Te tavo priešai miglą tau nuo akių nudaužo. Švelniai pražiodę duoda tyro vandens ir vaistų. Tik neprašyk, kad laisvėn vos kiek atslūgs paleistų. Mokais išeiti iš kūno, kaip visados išeina. Pulkas be baimių vyrų traukiančių karo dainą. Virpa dangus stiprėja, vėjo lediniai gūsiai. Tuščias esi, bet džiaugis, tuščias ilgai nebūsi. Dievo gerklėn suleistos bliksi pušų viršūnės. Gandras atspėk ar vilkas lyga tavy įkūnis. Vienas per kitą lekia paukščiai ir miško žvėris. Ką įsileisi pirmą, kūno vartus atvėręs. Šnypščia sutryptas laužas, sukas pūga verpetais. Tau jau geriau tik kelią, būsi kažkur pametęs. Nenusimenki, seki paskui mamutų bandą. Ji net per pūgą visat kelią namo suranda. Tai va toks ir vidus. Dabar Rimvis sakė dėl tų elektrėnų, kad jie turbūt čia negyvenant keičiasi labiau. Tai kadangi aš čia gyvenu, tikrai galiu pasakyti, kad ne. Aš kasdieną vaikštau su šuniuku savo po elektrėnus, po dambą, po ežerą, tenai po pakrantę. Ir aš matau, kaip keičiasi. Ir iš vienos pusės aš suprantu, kad tai yra, iš tikrųjų, turi keistis, viskas keičiasi. Bet iš kitos pusės, tai pasižiūri tą elektrinę, vienas kaminas, perkunkėmis nugriautas, blokų pakrantėje nelikę ten tik gale prie pakabinkės. Pakabinkė irgi nugriaus turbūt. Sodai tie iškirsti, beje, už prūdo, už kelio, ten yra šunų vedžiojimo aikštelė ir ten dar auga viena obelis ir aš rudenį iš ten pasirinkau obuolių ir šunį vedžioju, graužiu. Fontanas prie pašto buvo, tu tokį atsimeni? Jo, tai ten buvo gluosnis didžiulis ir fontanas. Ten buvo apvalus fontanas toks po gluosnis. Gira pardavinėjo pačkas stovėjo. Tai va, iš tikrųjų viskas keičiasi ir viskas iš tikrųjų dejinasi, žinot, kaip vaikštai. Tai va, o kad viskas keičiasi, reikia aš dar ir proga man, aš dabar rašau tokį ciklą apie dambą, tai aš greitai paskaitysiu. Gerai. Ir čia bus pirmas mano viešas skaitimas elektrėnuose ir suprasit, kad tikrai keičiasi. Bet ir taip suprantu. Akys. Visas ciklas vadinasi damba, aš jį dar pildau. Diena dienon vis vaikštau, apeinu, miestelio damba, švendrai, akmenų, bedvasiai kūnai prie vandens prikaltos, priekabios antys, pamenimus, ne, verpetai, putos, skrodžiančios mane, lelijų akys, didelis ir šaltos. Raitelis be galvos. Aukščiau palikus parkas, paryčiais, senoji liepa gūžteli pečiais, vėl neatspėjus, ką prisėdęs skaito mąslus berniukas, įtariu, nes va, iš puslapio ištrūkusi galva, smagiai pakrantin šokčioje nuo šlaito. Mirkt, mirkt. Tik mirkt
ir sodas, ir jame renki sultingus obuolius, vėl mirkt, nyki, vieta prie dambos nuo kaitros išdegę, keli krūmokšniai, baigėsi diena, susimirksėt vos spėjam ir gana, vaikystę mano trumparegę. Džekis. Pasaulis vienas, vientisas, tačiau aplink vis vaikštant dvejinas, greičiau pasiekt namus, net jei nuo jų ir skiria ilgiausi metai, ak, nebesvarbu, štai glostau šunį ir žinau, abu seniai, seniai pasauliui esam mirę. Nykštukai. Bliškus vandens mirgėjimas, antai, medžiot atklydęs kiras iš aukštai, žemyn į šviesą neria sidabrinę, bažnyčios bokšto kontūrai, dėl čia ir tie nykštukai nuo visų slapčia, akis lelijų žiemai užrakinę. Vietoj priedainio už lango sninga, 3:30, kaip koks kajokas, šypteliu, kuriu, kažkur krūtiniai muzikėlį skamba, diktuoja ritmą, nenutyla, nes kas dar norėtų, Dieve, be manęs šią sausio naktį apdainuoti dambą. Tai va. Ne, šitą padėjau. Ačiū Aivarui. Aš renginį jau užbaigsiu. Kiek čia valanda, ne? Nekankinsim jūsų. Pabaigsiu. Nebent kas klausimų kokių turit? Ar tuos eilėraščius turit, kur Aivaras išbrokavo? Ne. Būtų įdomu paklausyti. Kokie prasti. Žinokit, va taip pasakysiu, nėra poetų, kurie neparašo prastų eilėraščių. Geri poetai ne tie, kurie neparašo prastų, o tie, kurie nerodo prastų. Tai ir aš, jeigu turėčiau, aš jau nerodyčiau. Tai jeigu klausimų neturit, 2 paskutiniais eilėraščiais užbaigsiu renginį, paplosim vieni kitiems ir eisim namo. Eilėraštis vadinasi Kraitis ir jis turi tokį epigrafą. Šviesaus atminimo religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius sakė, kad gyvendami nejučia taip stipriai prisirišame prie šios tikrovės realijų, vaizdų, reiškinių, kad mums mirštant, kai kurie šio pasaulio fragmentai transcenduojasi drauge su mumis. Net jeigu tai, ką išsineši, te bus viena žemuogė, vis tiek pagalvojus, tai bus ne taip jau ir mažai. Tavo dausose bus žemuogių. Ir dabar eilėraštis. Kad ir ką būtum davęs ar gavęs, kad ir kuo betikėtum šventai, šioj tikroviai tik tai yra tavo, ką užmerkęs akis matai. Užsimerk ir nustebsi patyręs, ką į dangų nešies savyje, gal anapus regos tyliai iręs, kelios antys vaiskes srove, gal svirplys, gal laivai bedaliai, susigrūmę su vėju aršiu, gal Čiurlionio tapyti karaliai, pasilenkę ties vaiko lopšiu, tik pliušiniai žaislai, tik gimtųjų, miesto gatvių pilki nėriniai, tik zylučių girliandos ant tujų, sutemų užgesintos seniai. Net jei tai tik kalva jos viršūniai, apšerkšnyjas vainikas pušies, jei tik šuo
Tai vadinasi, tik šunį amžinybei parodyti nešies. Tebūnie net jei nieko, tik sninga, tik suolelis nutviekstas žaibų. Tebūnie, dangui viskas vertinga. Tebūnie, dangui viskas svarbu. Žvelk, sužvarbus žvaigždė virš giraitės, virš pusnynų palinkus žemai. Kągi, ji ir yra tavo kraitis, tavo atlygis, tavo namai. Ir toks visai atsisveikinimui valsas vienam. Čia galbūt koks turimas omeny 100-adienis ar 12 klasės karnavalas. Žodžiu, mano kaip ir atsisveikinimas su Elektrėnais, išvažiavimas į Vilnių į studijas. Valsas vienam. Veiksmo vieta – Pūga, veiksmo data – kadaise, laimingos pradžios pabaiga, žibintai siūbuojami valso, blyksi girliandos languos, klega balsai karnavalo, puolu glėbin pūgos, pabėgęs nuo vaišių stalo. Nieko negaila, ne, kvepia naktis mandarinais, kur apsistot, sapne, kieno nė pūga nežino. Balto ant balto piešiu, pėdsakus sniegas ryja, laikas nėra 6, skauda, bet regis gyja, saliutais ištiškę veidai, sudužę žaislai eglutės. Jei snigt, tai jau snigt juodai, išsnigt ir visai nebūti. Ir švaisto žibintai perniek, pusnynus šokdinančią šviesą. Ir staugiu pūgoj, mylėk, ir staugia pūga, mylėsiu. Ačiū labai. Padėkoti už tai, ne už tai, kad pas mus atvažiavote, už tai, kad pas mus parvažiavote. Ir aš labai to linkiu parvažiuoti, o nebūtinai atvažiuoti. Tik tai aš vieną klaidą irgi suradau jūsų eilėraštyje. Kietaviškų bažnyčia iki šiol nešildoma. Aš už tą ir rašau, gal. Dėl to, kad suprantat, 40 metų praėjo. Man vaikui, ypač žiemomis, ten atrodė stingdančiai šalta. Po mišių išeini į lauką, lauke žiema, lauke šilčiau negu bažnyčiai. Paradoksas. O ir aš suaugęs, dabar įėjau ir galvoju, kur tas šaltis, aš žiemą ir buvau. Galvoju, turbūt šildom, ašgi tai ten neklausiu, ar yra tas šildymas, tiesiog pojūtis. Tai ačiū už tas detalės ir iš tikrųjų laukiame visada grįžtant ne dėl to, kad jūs gimėte su perkūno trenksmu, ne todėl, kad esate žinomos, o todėl, kad toks savas kontekstai tiek pažįstami iki skausmo. Tikrai pažįsta? Tikrai. Yes! Tikrai. Ir aš noriu išduoti tokią paslaptį, kad mes dar šiemet pasimatysime, labai tikiuosi, kad nepasikeis nei jūsų, nei mūsų planai ir gegužės 31 dieną tiek su Aivaru, tiek su jumis pasimatysime poezijos pavasario metu, bus ir kitų kraštiečių. Tai iki kitų susitikimų, o šiandien labai jums ačiū.